Antras judesys, tai, kaip minėjom, tai yra, jeigu žaidėjas labai stipriai tave stengiasi iš pradžių išstumti iš baudos aikštelės, paskui jeigu tau pavyksta priimti ir vis tiek tu jauti kontaktą stiprų ir jauti ypač jo alkūnę atsirėmus į tavo nugarą, tai apsisukimas aplink save, toks spin move. Tai apsisukė aplink save ir pragalinę stengiasi mesti krepšį. O jeigu čiut lengvesnis kontaktas, tai į vidurį sukės. Stengiasi kuo ilgesnį žingsnį padaryti ir kuo toliau kamuolį pasimušti, kad irgi gynėjas liktų tau truputėlį iš paskos eitų, kaip sakant. Priimant kamuolį labai svarbu yra priimti ne tik, kad kojas būtų plačiai, bet ir rankos, kad atsitvert ir rankom gynėją. Ir jeigu jauti gynėjas, kad tau įrėmęs į nugarą alkūnę, yra labai šitoj momentą. Jauti tokį padarai kaip alkūnę su alkūnė. Ir po šito judesio praktiškai gynėjas pasilieka tau už nugaros. Nekaip nesuspėsi, nes kūnas užblokuoja tave. Atraminė koja yra dešinė, visas svoris judesio metu akcentuojamas ant dešinės kojos. Tai padeda tau greičiau apsisukti, greičiau padaryti šitą judesį. Bet labai, sakau, pagrindinę akcentą reikia žiūrėti, kad alkūnė. Šitas judesys, jeigu žmogus yra truputėlį atsitraukęs, tai darai į vidurį, kuo didesnį žingsnį ilgesnį ir kuo staigiau. Taipogi reikia kamuolį kuo žemiau laikyti, prasukimą tokį daryti, kad nebūtų lengva išmušti jo tau iš rankų, kad gynėjui būtų sunku jį pasiekti. Tai daromas pro apačią, kamuolys vedamas ir į priekį stengiamas pasimušti. Pats mokymas vyksta vėl taipogi 3 fazės, tai yra be gynybos, su lengva gynyba ir su jau aktyvia gynyba. Mes bandom padaryti pradžiai lengvai viską, kad žaidėjas, kad pajaustų gynėjo alkūnę, gynėjo kūną, kaip jį apsisukti, kaip palikti už nugaros. O paskui po truputį įjungiam didesnius greičius ir didesnė gynyba. Čia yra šitam judesy didelė rizika taipogi su žingsniu, tai reikia stengtis pirmą sumušti kamuolį, dedant žingsnį.